Pasyvios pajamos yra tema, kuri nepalieka abejingų. Vieni nori gauti pasyvias pajamas, kiti kvestionuoja, ar tikrai apsimoka jas gauti, nes turėsi mokėti mokesčius. Tai šiandienos mano video yra mano pačios asmeninis pasidalinimas idėjomis, ką galima daryti su savo pasyviom pajamom, jeigu jau turiu suformuotą didesnę poziciją, būtent pasyvias pajamas generuojančiam aktyve. Tai pasidalinsiu savo JPQ ETF pavyzdžiu, kuris generuoja man pasyvias pajamas kiekvieną mėnesį ir kur gali nukeliauti tie pinigai su didesnė rizika ir su ženkliai didesnė augimo galimybė, tam, kad nereiktų sukti galvos dėl mokesčių. Jeigu tema aktuali, kviečiu spausti laiką, nepamiršk prenumeruoti kanalą tam, kad auditorija didėtų ir kad kuo daugiau žmonių sužinotų, jog tavo pinigai gali dirbti už tave ir per tam tikrą laikotarpį jie pradės dirbti sunkiau negu tu. Tai šitam kanale dalinuosi savo asmeninę patirtim, žingsniais, klaidom, investavimo idėjom, kaip atrodo tas investavimas iš mano pačios pusės, iš mano kaip mamos, ir noriu parodyti, kad investuoti tikrai gali kiekvienas, tiesiog reikia paskirti šiek tiek laiko būtent naujom žiniom, tam, kad galėtume priimti informuotus sprendimus. Investuoti galima nuo 10 eurų, nuo 100 eurų, nuo 10 000 eurų. Kiekvienas atrasit savo tinkamiausią strategiją. Dažniausiai mėgstu dalintis paprastom investavimo strategijom, paprastais baziniais ir fundamentaliais dalykais, su idėja, kad investuoti iš tiesų nėra sudėtinga ir investuoti gali kiekvienas, bet šios dienos video gali būti šiek tiek sudėtingesnis, jeigu tu dar tik žengi tuos pirmosius investavimo žingsnius ir kol kas gvildeniesi bazinės strategijas. Gerai, tai pradžiai noriu pasidalinti ekranu, kaip šiai dienai atrodo mano JPQ investicija, tai yra pasyvias pajamas generuojantis JP Morgan banko aktyviai valdomas fondas, kurio vienas vienetas šiai dienai kainuoja $25, dividendinis pajamingumas yra 8,46% ir per metus iš vienos akcijos, kuri kainuoja $25, ar ne, galit gauti $2 atgal, kurie atkeliauja išskaidyti per 12 dalių. Tai plačiai ir išsamei apie būtent šitą pasirinkimą kalbėjau savo praėjusiam video, būtent dalindamas į šito ETF apžvalgą, tai video štai čia, tiem, kas nori pirmiausia pasigilinti ir sugrįžti į šitą strategiją. Tai būtent po to video ir susilaukiu labai daug klausimų, kam aš naudoju pensininkų strategiją, ar ne, jeigu esu jauna ir galiu iš tiesų pasirinkti ką nors rizikingesnio. Tai taip, galiu pasirinkti rizikingesnio, bet čia yra mano strategijos dalis ir aš esu tikra, kad tokia strategija gali iš tiesų būti naudinga daugeliui tų, kurie nori gauti pasyvias pajamas, tų, kurie mato, kad juos emociškai maitina tas pinigų judėjimas, ar ne, nes tikrai ne kiekvienas gali išbūti investicijose 10, 20, 30 metų stebėdami savo investicijų prieaugį, ar ne, ir nenusiminėdami jo. Tai jeigu mes sąmoningai pardavinėjam savo augimo investicijas tam, kad pasimtume dalį pelno, tai ir natūralu, kad mūsų tas ateities rezultatas galbūt nebus toks, kokio mes tikėtumėmės. Tai tam galima pasižvalgyti ir pagalvoti, galbūt man būtų tinkamesnis pasyvias pajamas išmokantis pasirinkimas Distributing ETF'as, kuris turi ir augimo galimybės, ar ne, ir tuo pačiu išmoka pasyvias pajamas. Tai klausimas, ką mes darom su tom pasyviom pajamom, todėl kad tikrai ne visiems tai yra reikalinga, nepaisant to, kad galbūt visi nori tų pasyvių pajamų. Nes jeigu aš nežinau, kam man reikalingos pasyvios pajamos ir planuoju investuoti 20 ar 30 metų, tai pirmas klausimas, ar aš žinau, kad nuo kiekvieno gauto dividendo Lietuvoje aš turėsiu sumokėti mokesčius, ar ne? Šiai dienai tai yra 15% nuo kiekvieno gauto euro ar dolerio. Tiesiog kartu su mokestinė deklaracija deklaruoju tai, kiek atkeliavo man iš investicijų, iš ETF ar ne ir panašiai, deklaruoju, susimoku 15%. Tai labai dažnai žmonės išgirdę šitą informaciją nebenori pasyvių pajamų, nes galvoja, kas iš to, ar ne, aš gausiu pasyviom pajamom ten 10 eurų per mėnesį ir turėsiu susimokėti 1,5 euro mokesčiams. Gaila, nenoriu, keliauju į augimą. Ir valio, jeigu jūs galite atsakyti savo šitą klausimą, kad jums mokesčiai kelia stresą, nenorėsit mokėti, tada tikrai logiškiau yra rinktis augimo aktyvus ir kantriai ir disciplinuotai pildyti savo portfelį, kol galėsit pasinaudoti tuo užaugusių kapitalų. Kita dalis žmonių, tie, kurie gali investuoti ir nori investuoti didesnėmis sumomis, arba tie žmonės, kurie jau artėja prie savo finansinės laisvės laiko, kai norės, kad jų investicijos maitintų jų gyvenimą ir jų bazinės buitinės išlaidas, gali pradėti jau akumuliuoti pasyvių pajamų portfelį, ar ne? Ir nepaisant to, kad pradžiai tos pasyvios pajamos jos nebus labai didelės, apie tai kalbėjau ir dalinausi iš tą skaičiuoklę savo taip pat praėjusiam video, ar ne? Tai galit papildomai pasižiūrėti
pasižiūrėti po šitų video irgi paliksiu skaičiuoklę. Tai čia tiesiog bendram suvokimui ir pasigilinimui, kiek gali tikėtis gauti tomis pasyviomis pajamomis. Tai net jeigu pradžiai tos pasyvios pajamos neatrodo labai didelės, kurios įkris kiekvieną mėnesį, tai turėkit mintyje, kad vėlgi investavimas tai turi tą sudėtinių palūkanų efektą, sudėtinių palūkanų gali ir kuo daugiau mes investuojam, reinvestuojam galbūt į tą patį ETF ar į kitus pasirinkimus, tai tuo sparčiau auga mūsų portfelis ir tuo sparčiau auga tos gaunamos pasyvios pajamos. Na ir gali būti trečia dalis, tai čia jau tie, kas daugiau nusimano investavimą, kas ilgiau domėjosi, kas toleruoja daugiau rizikos, galima rinktis investuoti didesnę fiksuotą sumą į pasyvias pajamas išmokančius pasirinkimus. Mano pasirinkimas yra JPQ ETF'as ir kai kiekvieną mėnesį man įkrenta dividendai iš šito pasirinkimo, aš investuoju tą sumą į daug rizikingesnius pasirinkimus. Tai aš čia turiu, tarsi tam tikrą dalį investicijų, kur dirba tam tikra pinigų suma. Pas mane šiai dienai JP Morgan ETF vertė yra $28,000, pasitikslinu. Taip, $28,000 turiu 1100 vienetų, kur mano vidutinė užpirkimo kaina yra $23,39, Tai visa šita suma, $28,000, jie man nuolatos dirba ir kiekvieną mėnesį atneša dar papildomai pinigų. Tai man papildomai šita suma per metus sugeneruoja $2,000, kas yra apie 150-180 pinigų, kas atkeliauja kiekvieną mėnesį, Ką aš jau galiu nukreipti į rizikingus aktyvus ir taip tarsi užsikuria toksai nesibaigiantis ratas, kai mano suinvestuoti pinigai į pakankamai mano akimis saugų pasirinkimą, bent jau man asmeniškai, generuoja dar daugiau pinigų ir tie dar daugiau pinigų keliauja tiesiog į rizikingus pasirinkimus. Tai jeigu pasižiūrėtume ir pasinaudotume pasyvių pajamų skaičiuoklę, kurią dalinuosi ir rasit šito video aprašyme, tai aš tarkim įsivedu, kad aš turiu suinvestavusi €28,000. Iš tiesų suma yra doleriais, bet skaičiuoklė yra eurais, tai paimkim tiesiog paprastumo dėliai. 28,000 keliauja į JPQ ETF, jeigu aš tokį renkuosi, pilna ir kitų pasirinkimų, tiesiog papildomai pasidomėkit. Dabartinis JPQ pajamingumas, nuo investicijos yra apie 8%. Tai aš matau, kad kiekvieną mėnesį man šita suma turėtų sugeneruoti €186. Bet turėsiu sumokėti mokesčius, tai vadinasi metų gale aš turiu žinoti, kiek aš turėsiu sumokėti ir suma po mokesčio aš matau, kad aš turiu €158 papildomam rizikingesniam investavimui, jeigu tokį poreikį turiu. Tai mano mėgstami 3 pasirinkimai, kuriuos galima priskirti prie didesnės rizikos, jau yra Bitcoinas, kriptovaliuta. Kitas pasirinkimas, antras yra svertinis ETF'as, QQQ3 pasirinkimas, tai ką mes galim prekiauti Europoje, amerikietiška alternatyva yra TQQQ. Toliau, trečias pasirinkimas yra QDV augimo ETF'as, tai yra absoliuti koncentracija Amerikos technologijų sektoriui. Tai visą laiką, kai kalbam apie investavimą, rizikingesnis, dažniausiai su idėja, kad tai bus pelningesnis pasirinkimas. Visuomet primenam savo, kad tai, kas įvyko anksčiau ir ta visa istorija, jinai negarantuoja mums ateities rezultatų, bet tikrai pakankamai dažnai tam tikri istoriniai momentai, jie mėgsta atsikartoti. Ką mes galim padaryti, tik paimti praeities rezultatus, Tai aš dabar noriu parodyti bendrai tiesiog grafiką, kaip atrodo S&P 500, tas etaloninis indeksas, 500 galingiausių Amerikos kompanijų. Ir kaip atrodo mano minėtas QDV ETF'as, tik tai čia turim amerikietišką alternatyvą, nes Stock Charts turi tik Amerikos pasirinkimus, bet renkuosi alternatyvas tam, kad galėčiau parodyti ekvivalentus, taip sakant, Europai, pasimkim dabar amerikinius, kad pasižiūrėtume į tą augimą, tai yra XLK ETF'as, toliau renkuosi TQQQ, tai europinis yra QQQ3, tai čia jau yra trigubo sverto Nasdaq'o 100 indekso judėjimą atitinkantis, atkartojantis ETF'as. Ir taip pat paimam Bitcoiną, Tai dabar, jeigu mes pažiūrėsim nuo pačios pradžios, kiek duoda šitas grafikas mums naudotis, tai ta prasme, Bitcoino kreivė, palyginus su S&P 500 atrodo visiškai fantastiškai, bet natūralu, kad nei aš pati, nei tikriausiai
tikriausiai nedaugelis iš jūsų investavot į Bitcoiną būtent 2014 metais, tai paimsim realistiškesnius rezultatus ir bent jau mano pasirinkimas būtų kol kas pridėti, tarkim, tą patį COVID laikotarpį, ar ne, kai didelė dalis žmonių susidomėjo investavimu, kaip atrodytų, ar ne, mano rezultatai, jeigu aš investuočiau į 500 galingiausių Amerikos kompanijų, į tik tais išskirtinai technologijas, į svertinį pasirinkimą ir į Bitcoiną, ar ne? Bitcoinas yra fioletinė juosta, tai tas skirtumas yra visiškai akivaizdus. Dabar, kodėl yra S&P 500? Tai todėl, kad pavyzdžiui, jeigu žiūrėtume į augimą JPQ ETF ir S&P 500, ar ne, kažkurio iš pasirinkimų, jų augimas yra pakankamai panašus. Jeigu JPQ gaunamus dividendus reinvestuojam, tai jisai realistiškai per visą savo laikotarpį, kiek mes turim istorijos, važiuoja lygiai taip pat kaip S&P 500. Dabar jeigu mes renkamės tą dalį, kas atkeliauja pasyviom pajamom investuoti į rizikingesnius aktyvus, natūralu, kad mes galim tikėtis tiesiog, turėti tą geresnį ir didesnį rezultatą negu S&P 500. Aš tikiuosi. O kaip bus, pažiūrėsim. Tai atsidarau papildomai skaičiuoklę tam, kad parodyčiau, ar ne, ir pasižiūrėtume, kiek kiekviena iš šitų rizikingų pozicijų generavo per praėjusį laikotarpį ir kaip mes galime įsivertinti, ar ne, jeigu ir toliau šita investicija važiuos tokiu pačiu vidutiniu metiniu augimo tempu kaip ir iki šiolį, ar ne, ką aš galėčiau turėti iš savo tos investicijos. Tai dabar žiūrim, ar ne, jeigu man JP Morgan generuoja, kaip minėjau, ten paimkim, ar ne, kaip pavyzdį 160 eurų, nes aš jį pildau kiekvieną mėnesį kartais ir dažniau, tai tiesiog jeigu jisai man, tarkim, generuoja 160 eurų per mėnesį, ką padarau, tai atkeliauju į skaičiuoklę ir įsivaizduoju, kad mano ta initial investment, ar ne, augimo pasirinkimuose yra 0 ir aš renkuosi, ar ne, tarkim, paimsiu Bitcoino augimo vidurkį, kas yra 77% nuo 2016 metų ir tarkim, ar leidžia tokį skaičių įrašyti? Leidžia. Ir tarkim, toks pat augimo tempas išlieka, ar ne? Ir aš renkuosi investuoti, pavyzdžiui, 10 metų, kiekvieną mėnesį tai, ką man sugeneravo JPQ, nevertinant, kad aš pildysiu pozicijas ir kad dividendai iš ten atkeliaujantis bus didesni su lik kiekvienu mėnesiu. Ir aš investuoju, ar ne, 160 eurų. Kiekvieną mėnesį spaudžiu calculate. Tai dabar mano klausimas yra, ar aš esu pasiryžusi turėti tam tikrą sumą pinigų, kuri man generuoja pasyvias pajamas ir tas pasyvias pajamas aš tiesiog investuoju, tarkim, į tą pačią kripto, visiškai išskirtinai, kiekvieną mėnesį 10 metų iš eilės su idėja, kad aš galiu toleruoti net ir tą momentą, kad, dingsta Bitcoinas iš mūsų pasaulio, ar ne, viskas sunyksta, ką aš turiu vidutiniškai maždaug tokį augimą iš JPQ, kaip S&P 500 augo, kas vėlgi taip pat yra visiškai neblogas rezultatas, arba aš tą dalimi, kas atkeliauja pasyviom pajamom, tiesiog rizikuoju ir investuoju į Bitcoiną. Tai, ar ne, mano tas rezultatas, kurį aš turėsiu po 10 metų, yra nei daug, nei mažai, virš 4 milijonų. Jeigu mes paimsim realistiškesnį, tarkim, galim net ir per pusę sumažinti to, ką šiai dienai generavo Bitcoinas, ar ne, jeigu jo tas augimo tempas per pusę mažėtų, kaip atrodo mano rezultatai, tai vis tiek, ar ne, iš tos investicijos, iš 19 000, kas atkeliavo tik iš pasyvių pajamų, aš turėsiu 200 000 vertės bendro kripto kapitalo. Toliau, jeigu kripto yra ne tavo dalykas, nenori papildomai domėtis, papildomos skaityklos tau jau atrodo kaip per didelis darbas, ar ne? Kaip minėjau, yra kiti rizikingi pasirinkimai, tai yra svertiniai ETF, apie kuriuos reikėtų papildomai pasidomėti, tai jeigu šita tema yra aktuali, tai tiesiog kviečiu pasidalinti komentaruose, kas įdomu, ar reikia daugiau informacijos apie svertinius pasirinkimus, galėsiu padaryti atskirą video, bet jeigu trumpai, tai yra sintetinis aktyviai valdomas fondas, kuris atkartoja 3 kartus tam tikro indekso judėjimą. Tai reiškia, kad jisai turi galimybę paaugti 3 kartus daugiau negu, tarkim, tą dieną paaugo Nasdaq'o 100 indeksas arba S&P 500 indeksas, bet lygiai taip pačiai kritimo metu jisai 3 kartus daugiau turės nuostolio. Tai vienas iš tokių pasirinkimų yra QQQ3, būtent Nasdaq'o 100 judėjimą, ar ne, kasdien atkartojantis pasirinkimas. Matom, ar ne, leverage strategy jau yra su šauktuku, tai yra tikrai išskirtinis produktas tik tiem, kas supranta, kaip jisai veikia, tam, kad neprisitaikyti
neprisidarytų žmonės nesąmonių, tai papildomai būtinai pasidomėkit, nes tai, ką darau aš, yra mano atsakomybė, kaip aš elgiuosi su savo pinigais, o jūs jau jeigu norit daryti tuos rizikingesnius pasirinkimus, tai įsivertinkit viską labai kritiškai ir labai giliai pasidomėkit tam, kad neprarastumėt pinigų, nes tik jūs esate už juos atsakingi. Nasdaq 100 indeksas tai yra augimo, ne finansinės kompanijos, ar ne, daugiau į technologijas koncentracija iš visų 100 kompanijų, ar ne, bendrai šitas indeksas ir taip auga ženkliai stipriau negu S&P 500 ir dar jeigu mes paimsim X3 tuos rezultatus, tai turim trigubai daugiau rizikos. Ir pavyzdžiui, čia tikrai nesilpnų nervų investuotojams ir net tiems, kurie labai jaudinasi dėl kiekvieno nerealizuoto minuso ar ne savo investicijose, nes pavyzdžiui, šitas ETF-as turėjo maksimalų kritimą žemyn nuo savo įkūrimo datos, tai buvo minus 80%. Tai kiekvienas tiesiog galim savęs paklausti, kiek aš esu pasiryžusi ar pasiryžęs matyti tokią raudonuojančią savo poziciją. Gerai, tai jeigu paimtum ir ne, kad mes tarkim investuojam ne į bitkoiną, bet tas pasyvias pajamas iš JPQ galim kelti į tiesiog QQQ3, ar ne? Tai vėlgi keliausiu į skaičiuoklę ir jeigu mes paimsim ar ne nuo 2016 metų vidutinį augimo tempa būtent QQQ investicijos, kas yra alternatyva europiečiams QQQ3, kaip ir minėjau, ar ne, per Just ETF galima susirasti, mes turim 36% vidutinį metinį augimo tempą, su visais pakritimais iki minus 80, ar ne, ir su visais didžiuliais augimais. Tai, tarkim, ar ne, aš įsivedu 36% ir spaudžiu calculate. Nu taip, netiek daug skirsis, ar ne, nuo prieš tai parodytų skaičių, bet mano įnešta suma, tai, ką man uždirbo jau dirbantis pinigai be mano papildomo įsikišimo, ar ne, tai, kas atkeliauja iš JPQ pasirinkimų, 19 000, uždirba man papildomai 160 000. Štai čia, ar ne? Total interest earned. Toliau, gerai, jeigu, pavyzdžiui, aš nenoriu veltis į kriptovaliutas ir aš nenoriu investuoti į svertinius pasirinkimus, nes čia dar reikia man papildomai suprasti informaciją, ar ne? Ką aš dar galiu rinktis, yra kitas mano mėgiamas variantas, į kurį aš pati investuoju savo ir savo vaikam. Kiekvieną mėnesį yra QDV ETF-as. Jį galima susirasti vėlgi per tą patį Just ETF puslapį, QDV. Tai susivedam čia, ar ne? Ir tai yra iShares S&P 500 informacinių technologijų sektoriaus išskirtinai ETF-as. Iš viso 70 kompanijų tai yra išskirtinai augimo pasirinkimas, nemoka pasyvių pajamų ir kaip jisai atrodo, ar ne, štai čia yra 10 pagrindinių kompanijų iš visų 70, Microsoftas, Nvidia, Apple'as, Broadcom ir panašiai, koncentracija Amerika, ar ne, tai ką net ir sako tas pats pavadinimas. Vėlgi, didžiausias kritimas žemyn nuo fondo įkūrimo datos yra minus 31% ir jo vidutinis metinis augimo tempas, jeigu pasižiūrėsim štai čia, tai yra 22%, kas yra realistiškai dvigubai daugiau negu S&P 500. Bet vėlgi, kaip ir kalbu, ar ne, kuo daugiau rizikos, tuo didesnis pelnas galimai gali pas mus atkeliauti, bet svarbu tą riziką ir įsivertinti ir nešokti tiesiog aklai, nes matau kažkokius gražius ir didelius skaičius. Klausimas yra, kiek aš galiu toleruoti tą riziką, bet, video ne apie tai. Tai jeigu aš einu į skaičiuoklę, ar ne, ir renkuosi, pavyzdžiui, 22%, ką aš matysiu, tai aš turėsiu per 10 metų pasitrigubinusias realiai savo investicijas. Mano 20 000, man bus uždirbę beveik 50 000. Vėlgi, primenu tą momentą, kad tai yra pasyvios pajamos iš jau dirbančių pinigų. Tai štai taip gali atrodyti tas momentas, kai iš tiesų pinigai pradeda dirbti sunkiau už mus. Realiai, ką man reikėjo padaryti? Suinvestuoti į JPQ ir toliau kiekvieną mėnesį iš to JPQ, ką jisai man išspjauna, ar ne, aš suinvestuoju rizikingus pasirinkimus, su idėja, kad mano pasyvios pajamas išmokantis ETF-as yra mano cash cow. Tai dabar strategijom, o kaip nusipirkti tuos ETF-us, ar ne? Tai parodysiu praktiškai. Ir jeigu mes turim ETF-ą Just ETF puslapyje, ką padarom, galim tiesiog paimti ir nukopijuoti ISIN kodą. Tai aš iš toj vietoj kopijuoju tiesiog QDV ETF-o ISIN kodą, ar ne? Taip kaip mūsų asmens kodas žmonėms, ar ne? Tai ISIN kodukas yra ETF-o tam tikras numeris, pagal kurį jisai yra identifikuojamas, jeigu mes ieškom, ar ne, šito pasirinkimo per brokerį. Tai aš naudojusi Freedom 24, investuoju čia savo ir savo vaikam,
kiekvieną mėnesį ir parodau, kaip paprasta yra tą padaryti. Tai jeigu tu dar nepradėjai investuoti, dar tik domiesi strategijom, sudėtingesnėm, rizikingesnėm strategijom, jeigu ieškai vertybinių popierių brokerio, tai Freedom24 licencijuotas, reguliuojamas pasirinkimas, kur net jeigu tik laikysi savo kešą, jisai bus draustas iki 20 000 eurų, o jeigu pradėsi investuoti ir net ir kažkas nutiktų su tuo pačiu Freedom24 brokeriu dėl kažkokių įvairiausių priežasčių, galėsi paprastoji būtų persikelti visus savo aktyvus į bet kurį kitą brokerį, nes tai yra reguliuojamas, licencijuotas pasirinkimas, kuris atitinka visus ES reikalavimus. Čia tiesiog tiem, kas papildomai ieškot visuomet informacijos apie saugumą, nes tai yra itin svarbu, kai mes kalbam apie savo pinigus, ar ne? Tai parodau, QDV ETF-as, jisai šiai dienai kainuoja 33 eurus, galima jį investuoti taip pat ir eurais, ar ne? Na ir aš galiu, pavyzdžiui, pasirinkti, kad aš noriu nusipirkti 3 vienetus QDV ETF-o, ką padarau, pateikiu pirkimo nurodymą ir patvirtinu pirkimą. Realiai vos kelios sekundės ir mano portfelis jau papildytas. Tai QDV ETF-as yra augimo pasirinkimas. Jeigu aš noriu žiūrėti į pasyvias pajamas ir man tai atrodo kaip tinkama strategija ir aš žinau ir suprantu, kad turėsiu susimokėti mokesčius nuo kiekvieno dividendo, kuris atkeliauja pas mane kartą per mėnesį, JPQ ETF-as, ar ne, jisai kainuoja $25. Ką galiu padaryti, ar ne, galiu pirkti, nežinau, 15 ar ne tiek vienetų, kiek noriu nusipirkti, tiek įsirašau, vėlgi pateikiu pirkimo nurodymą, patvirtinu pirkimą ir valio. Kitą mėnesį, jeigu nusipirkau iki X dividend date, aš jau galiu laukti, kol į mano sąskaitą įkris pasyvios pajamos. O jau ką aš su jom darysiu, vėlgi priklauso tikrai nuo kiekvieno iš mūsų. Pasidalinau savo rizikingesnėmis idėjomis. Ką darysi tu, man įdomu sužinoti komentaruose, tai jeigu nori tikrai pasidalink, padiskutuokim. Na ir pabaigai tiesiog labai svarbu suprasti, kad investavimas tai nėra viena apie matematiką, ar ne? Tai yra ir apie emocijas. Ir tikrai yra dalis žmonių, kuriem yra svarbu matyti, kaip pinigai dirba, kaip pinigai veikia. Ir, na, aš esu viena iš tokių. Tai man yra ypatingai svarbu turėti tą prieigą prie savo pinigų čia ir dabar, ne kažkada vėliau, todėl kad šiai dienai aš aktyviai valdydama savo portfelį galiu generuoti tikrai ženkliai didesnę grąžą, negu kiek man reikės sumokėti mokesčiam arba negu kiek apskritai generuoja S&P 500, ar ne? Tai tiesiog, jeigu mes paskiriam laiko, jeigu turim pakankamai žinių, o galbūt netgi kartais tas kešas sąskaitoje, ar ne, man turės daugiau naudos, jeigu mes matysim tam tikrus rinkos judėjimus, ar ne? Bet čia jau yra aktyvaus portfelio valdymo tam tikri niuansai, o iš tiesų viso šito kanalo idėja yra suteikti galimybę ir parodyti, kad investavimas nėra sudėtingas. Jisai gali būti sudėtingas, jeigu mes norim, jeigu mes tam paskiriam laiko ir jeigu mums yra įdomu, bet tam, kad mes turėtume realius apčiuopiamus rezultatus ir iš tiesų pelningą portfelį, disciplinuotai ir kantriai laukdami rezultatų, kiekvienas gali tą padaryti net ir su vienu ETF-u. Tai jeigu tos temos paprastesnės strategijos yra aktualios tau, tiesiog pasižvalgyk plačiau po mano kanalą, o jeigu kažkuri tema, kurios tau dar trūksta, yra nepapasakota ir neapkalbėta, tai apačioj vėl paskatinsiu, padalyvaukim komentaruose, padiskutuokim ir ačiū ir iki. Ne, taip, jo. Nereikia šito. Too much.